Manau, kad paskutinės savaitės įvykiai ir dabartinės analizės įvairių spaudos puslapiuose, per radiją, per televiziją, aišku, kad gvildena naujos vyriausybės formavimo aktualijas ir turbūt kažką tai naujo pridėti būtų gana sudėtinga, tačiau vis dėlto aš manau, kaip socialdemokratų frakcijos seniūnas, šiek tiek galėčiau pakalbėti apie tą situaciją, kuri taip juodai šiandieną yra piešiama. Pirmiausia, ką mes matome iš tų paskutinių 2 savaičių, tai kad nors ir pritarus Andriaus Kubiliaus kandidatūrai į ministrus pirmininkus, vis dėlto išlieka didelis neapibrėžtumas ir neramumas. Ir tas neramumas yra susiformavęs dėl kai kurių teiginių, kurie turėjo tam tikrą galimybę keistis. Tai yra, kad Andrius Kubilius, kaip iš tikrųjų patyręs politikas, vis dėlto savo programinėse nuostatose paminėjo, kad viena iš pagrindinių priežasčių būtų subalansuoti biudžetą ir taip užtikrinti lygtais tolimesnį mūsų valstybės ekonominį išlikimą ir daugelį kitų dalykų. Mano supratimu, vis dėlto šiek tiek per daug griežta retorika. Ir matyt, gerimas Zuokas yra teisus, sakydamas, kad kai kurie jų koalicijos partneriai, turėdamas omenyje konservatorius, iš tikrųjų dabartinė situacija piešia galbūt per daug sutirštintom spalvom, kad po to vėliau, po kažkokio tai laikotarpio pasakytų, kad matot, kokia buvo labai bloga situacija, mes visom jėgom kovojom ir kažką tai iškovojom. Paskutinės prognozės ir ką šiandieną rašo kai kurie ekspertai, kad Lietuvai ta perspektyva nėra tokia bloga kaip kitom valstybėm, kad mūsų bendrasis nacionalinis produktas sekančiais metais planuoja nukristi ir augimą sudaryti 1,5%, kai kitose valstybėse iš tikrųjų prognozuojama gana nemaža recesija, iki -5 kai kuriuose valstybėse, o tokiuose išsivysčiusiuose kaip Vokietija -1%. Tai rodo, kad mes iš tikrųjų nedidelė valstybėlė, kuri per tam tikrą laikotarpį vis dėlto didinam ne tik tai savo gyventojų perkamąją galią, bet ir tvarkėme viešuosius finansus. O šita krizė yra atsiradusi ne dėl kažkokių tai ekonominių sprendimų Lietuvoje ar kitoje valstybėje priimtų sprendimų, o jinai yra atsiradusi dėl bankų tam tikros problematikos. Ir šiandieną iš tikrųjų mums reikėtų kalbėti apie tai, kad mes turime nuraminti savo žmonės, taip pat turime nuraminti verslą ir turime kurti ne pats pagrindinis turi būti biudžeto subalansavimo klausimas, o turi būti priimta programa, kaip iš tikrųjų mūsų verslui išlikti tam tikrą laikotarpį. Nes kaip praktika rodo, tai iš tikrųjų jeigu bus nepamatuoti ir pačio verslo sprendimai, atleidžiant darbuotojus labai drastiškai, tai gali atsitikti taip, kad perspektyvoje mes galim prarasti rinką ir į jų vietą ateiti visiškai kitos kompanijos, kurios čia Lietuvoje neregistruotos. Taip pat, kas šiuo metu dėl tų įvairių baimių ir dėl tam tikrų problemų, dėl biudžeto nesurinkimo iškyla, kad biudžetinės institucijos nebeatsiskaito laiku su privačiom kompanijom už atliktus darbus ir iš tikrųjų gali vėl atsirasti tam tikra spiralė, kuri buvo 1999 metais. Todėl manau, kad iš tikrųjų reikėtų, kaip ir visame pasaulyje ir kaip yra nerašytos taisyklės, finansinis klausimas, bet kuri vyriausybė turi spręsti, kiek yra įmanoma tyliau, ir priimant labai greitai ir griežtus sprendimus, bet ne kalbant viešoje erdvėje, o po to, po tam tikros kritikos ir ypatingai koalicijos partnerių kritikos, nueinama nuo tų pačių teiginių ir kaip mes matome, jau šiandieną diskutuojama, ar iš viso bus didinami mokesčiai. Tai galbūt trumpai tiek, kas šiuo metu iš tikrųjų, kas matosi viešoje erdvėje.